Sveiki visi. Šį kartą video ne apie ūkį. Lėksiu bandyti žvejoti karšių, linų. Tungurio vieną meškerę pasiėmu per naktį į Molėtų rajoną. Dabar kraunas, 3 meškerės, 2 dugninės. Vieną šį plūdinę dabar pasidariau 2 dugninės, bet tą plūdinę pabandysiu, kaip čia seksis. Ir, ką žinau, kokią 11 vakarą perdarysiu ant ungurio. Grilinę pasiėmiau, dėliuoju pašarų. To, žiūrėsiu, kas čia gausis. Važiuoti 150 km beveik iki vietos. Ant tokį ežerą išsirinkom. Aš iš Panevėžio važiuoju. Draugas iš Kauno atvažiuos. Tai va. Susitiksim prie ežero. Atlėkiu va ežerą. Vieną partiją jau nusinešiau. Dar kitą. Žvejų nėra. Čia toksai kaip kempingas. Bet čia irgi keli žmonės čia turbūt laiko tuos per visą vasarą pasistatė kai kuri. Tai va, žiūrėsim, kas čia bus. Susiruošiu da kokią valandą. Turi atvažiuoti draugas. Reikia kažkokių poros valandų turbūt. Dabar lėkiu, iš karto maišausi pašarą, kol išbrings. Ir konstruosiu tas meškeres. Pavadėlis, dugninės. Tikiuosi, jomo bus šiandien. Ai, žeriukas. Čia atsivežiau sykų, naktinių sliekų. Man nebeturėjo tų paprastų kukurūzų. Ta, čia dar išėmės. Pašarų. Čia karšiai. Iš seniau turiu, tų dabar nenaudos. Lyną karos iš tų dėsiu. Ir įmaišysim kukurūzą. O vėliau dar čia tokį dabar nedycką pasidarysi. Pabandymai. Daug draugas dar atsiveš ten visokių pribambasų. Daugiau, tai ten pasitaisysim jau normalesnį. Gal kažkokią dalį užsimaišau. Tai čia kokias 3 pasidaryti. Žmėti, 3 burbus. Ir dar įmesim šitų biškį. Visi šitų ant kabliuko. Ir taip dar. Tai užsitaisiau 2 dugninės su tokiam karmuškiam. Čia tas gatavas sistemas pirkau, tai tiesiog susikabyti ir suslankinčią vieną. To slankinčią čia bandysiu. Dabar eisiu pasišerti tą vietą. Su tom tai nežinau, kažkur ten reiks. Bet dabar pamėsiu tiem. Čia norėčiau kokį liniuką pagauti šitą vietą. Jeigu išeita. Tenai. Bet tai čia aplamai pagrindas lynų planas ir naktį ungurį būtų gerai pagauti. Bet ungurį nei gyvai esu matęs gyvo,
Niekada gyvenime pagavęs, bet kažkada būna pirmas kartas. Tai va, reikia bandyti. Nu, dar vieną gal užtaisau. Ir mes esam čia plūdę. Nu, va, darysiu kukurūzą vieną iš čia. Imsiu. Žinau, čia gerai, blogai darau. Tiesiog savamoksliškai. Ir dzekiukų užmausim čia. Žiūrėsim, dabar pabandau su kukurūzu, paskui vien dzekiukų jau ką. Nu, gerai, va čia. Kažkaip gausis. Tas stabdis per šoko. Škerčiau. Vėjas pakilo. Nu va. Pabandau taip. Labai čia nežiūrėjau nei gilio nieko, bet paskui išsimatysiu. Eidot, dagdydės. Dagninę vieną vadarau vien su dzikais ir karmuškė. Varysiu ten kažkur, matau. Kažkoks lyg tai pagilėjimas ar kas čia atrodo. Bandysim. Kita, žiūrėsi, tos naktyrius liekus. Ar tenai yra kažkoks mažesnis, tai gal uždėsis liekų. Įdėti į ciką irgi draugelis atsiveš. Prastų dupiruką pažiūrėsiu, kas tai. Nu, pirmas laimikis, nelabai tai ko tikėjus. Ešeriuks, bet nu, bent jau, sakykim, pradžio padaryti. Ne kažką visiškai smulkmės pasivilioju. Jamai, kukurūzas, tas tokios kleikos. Ir trečia gal. Reiks kažkaip čia kažką galvoti. Plūdė blemba. Kojas atakuoja raudės, o dugninė šeriukai. Bet kad nors rimtesnė būtų, tai va čia lemą tokie. Nu, laukt. Vakarą vėlesnė, gal biškį kitai bus. Vienu žodžiu, čia pagavau biškį vieną didesnę. Būčiau gal paleidęs, bet labai giliai nuo rijo, tai jau tokia aukštin papą. Tai įmečiau čia. Darau turbūt 3 dugninės ir viso, nes per daug reikalų stebėti. Kimba kojas realiai. Tai žiūrėsiu, kas čia bus. Nelabai kol kas džiugina. Tai dabar jau. Tai čia ne vakaras, tiesiog debesis užėjo. Tai va žiūrėsiu, kas čia toliau gal pagerės pats. Nu va, atsibodo čia žiūrėti, plūdė į vieną pusę, tai kitą uždėjau. Čia tau užsikabina, perdėjau kablį didesnį. Ir tu čia išsinėrė. Didesnis kablys nėrė. Nukabinau tą mažiuką, uždėjau antrą numerį. Dabar vietoj karmuškės kabinsim. Kokius aš čia turiu 3 merkiam. Gal 3 užteks.
dėsim su 3, kad nenuplėščiau. Dėsim. Ir ką? Dėsim naktinį slieką. Gal ungurių ankstoka. Kiek čia turi? Po 8:20. Nu jau kaip ir... Ne kaip ir, nuo 11 kažkur. Iki 4 tas tarpas turi kibti. Nu va tokį užtaisiau. Škai pridvėsi, tai sliekai čia karšta buvo. Tai va, kažkur tenai įniosim. Nu, reikia gal įsidėti tą. Ai, gal tu taip paliksi. Ne, gal persikyšiu. Vis tiek lyčinas yra. Persikyšim čia mesi. Kažkur čia gal. Tempsim. Labai noriu laikytis čia. Tempsim. Ir uždėsim skambaliuką. Šūnas. Na. Ir tikėtis geriausia. O. Ne, kad čia gero nebus. Koja greičiausia. Bet jaučiasi, kad kažkas yra. Ne, čia daugiau. Nėra blogo. Nu, bet aš netokių čia dalykų atvažiavau. Nu, bet karočią sudėsiu. Kašaliuką. Kai trinksimės, gal kažką, jeigu nieko gero nepagausti, gal vieną kitą ir tokią namo parveš. Jeigu kas norės. Jamuoju antrai meškerė šitą karmušką lauk. Dedu švyną. Užmesiu jau vakarėje po biškį. Užmesiu dar vieną ant slieko naktinę. Ir paliksiu dabar su vieną, da pažaisiu. Draugs dar atvažiuos, tolinų dar palandys. Jisai čia su 2 meškerėm. Pašars aš tą vieną, tas lynus. Tas jau paliksiu unguriam. Va, nes tas smulkmės žaisti čia. Blemba, šiaip kojas tikrai neblogus. Paskui parodysiu rytoj. Čia kažką geresnio pagausiu visas tas žuvis. Bet, nu, ne jau man norisi. Kabinsiu didesnį kabliuką. Karpinę. Nu ir taip pat kaip ana. Sveiki. Tai va, su žvejyba
Nelabai man ten pasisekė, ką planavau. Planavau ten linų ungurių pagrindė, bet per visą naktį jokio kibimo. O tų raudžių tai ten buvo galima pritraukti be proto, bet šiaip neblogas tikrai raudės, bet netoks tikslas buvo, tai paskui sistemas persidariau visą naktį, tų ungurių realiai bandymas buvo, bet nu nieko, nei vieno kibimo, kažkas lieka pastovi nuėda, bet tokio rimtesnio nieko. Tai va, važiuoju dabar iki sodybos pasikrauti rastelį biškį ir važiuosim iki Petro Šiaučiūno, sakęs ten 20 rastelį. Gal ten konsultacijos kažkokios norėtų, da kažko, tai va, papasakosiu aš jam ten ką, kaip. Tai stiksim prie jo. Nu, atlėkiau iki Petro sodybos. Čia plytas uždėtas, turbūt nuo jo šventės. Dar važiuoti, manau, galima. O dabar surast Petrą reikia. If I had a mushroom, I'd tell you what I'd do. I would take that mushroom and split it in two. Oh, if I had a mushroom. Nu, išsikroviau Petro rastelį. Nieko ten nefilmavau. Greitai ten pas jį atvažiavo kažkas. Nieko ten nelandžiau, galvau, da tų avių gal pažiūrės, bet kad tu ten žiūrėsi, kad laukuosi tas avis, tai tiesiog išsikrovė, biškį pašnekėjo. Ir savo namo. Tai va, tiek šiam kartui. Kas pažiūrėjot iki galo, paspauskit like, subscribe. Ir iki.